Kuomet Šekspyras Hamleto lūpomis ištarė savo garsiąją frazę būti ar nebūti, angliškai te kalbėjo 6 milijonai žmonių. Šiandien, praėjus 400 metų, kuomet anglų kalbą moka ir naudoja kas 5 žemės gyventojas, atsakymas į klausimą būti ar nebūti yra paprastas. Būti reiškia mokėti anglų kalbą. Ir iš tiesų, daugumai mūsų anglų kalba jau yra tapusi neatsiejama gyvenimo dalimi. Tačiau kai kurie vis dar kankinasi užduodami savo klausimą. Kaip man išmokti anglų kalbą? Kaip man išmokti anglų kalbą? Kaip tą kalbą išmokti? Kaip išmokti kalbą? Kaip man išmokti anglų kalbą? Kaip man išmokti anglų kalbą? Labai noriu kalbėti angliškai. Kaip tą anglų kalbą išmokti? Na ir kaip išmokti tą kalbą? Jei jūs esate vienas iš tų, kurie nori išmokti anglų kalbą, tačiau nežino, kaip tai padaryti, kviečiame jūs į mokyklą tau. Mokykla tau jums siūlo aukštos kvalifikacijos dėstytojus, šiuolaikinius mokymo metodus, jaukias auditorijas ir nedidelės grupės, kur individualaus dėmesio sulaukia kiekvienas besimokantis. Taip pat, žinant, kaip kartais sunku atsiversti gramatikos knygą, mokykla tau visiems norintiems išmokti anglų kalbą dovanoja nemokamas video pamokas internete. Ir pabaigai, mokykla tau kolektyvas visiems besimokantiems kalbos norėtų palinkėti neužmiršti paties svarbiausio. Kalba tai nuostabus gebėjimas žodžiais perteikti savo mintis, jausmus, norus ir idėjas taip, kad kiti mūsų suprastų. Taigi svarbiausia mokantis kalbos netobulai valdyta gramatika ar nepriekaištingas tarimas. Svarbiausia atsiverianti galimybė bendrauti, dalintis mintimis, suprasti ir būti suprastiems. Mokykla tau to jums ir linki.